Labadiena, sekmadienio popietė jūsų ekranuose, BTV eteryje Top lyga ir šeštojo turo rungtynės iš Raudondvario stadiono. Čia Kauno rajono Hegelman priima Vilniaus Žalgirį. Tai Capanas bando smūgiuoti ir nebuvo pakankamai stiprus smūgis. Rokui Bagdonavičiui kažkokį diskomfortą ir negali padėti komandai nuo dvikovos pradžios. Čia pavyksta Rokui Bagdonavičiui. Petkovičius keičia atakos kryptį, randa Klaudijų Upstą baudos aikštelės prieigose, perdavimas arčiau vartų. Čia Rimvydas Sadauskas vos neįsimušė į savuosius vartus. Vėliau Rokas Bagdonavičius kamuolį išmušė į užribį. Golubickas, jo perdavimas, šešplaukis, dar vienas smūgis į vartus ir Jurijaus Kendišo smūgį atremia Rokas Bagdonavičius. Grąžins kamuolį į žaidimą. Įmestas kamuolys Kaderui. Čia Tibelis, baudos aikštelėje, atlieka smūgį ir visiškai šalia vartų konstrukcijos. Dabar Darelas Tibelis kėlė 7. Diuko perdavimas, čia smūgis galva ir Angelis Puerto. Galima girdėti ispano riksmą. Remeikis yra dešinėje ir Radonija. Remeikis renkasi štai tokį variantą. Armanavičius baudos aikštelėje įvirpsta. Atsimuša kamuolys ir taip. Dar vieną išpuolį rezga Vilniečiai. Šešplaukis, jo smūgis ir šalia vartų praskrieja kamuolys. Bet ką ir sakiau. Ir Angelis Puerto. Čia gerą perdavimą galų gale atlieka. Tibelis, yra Kaderas baudos aikštelėje. Kaderas ir Karlosas Olsesas gelbėja komandą. Čia dar viena situacija ir Vilius Armanavičius nepataiko į vartus. Lieka su kamuoliu mėlynai balti. Į baudos aikštelę perdavimas atliktas. Artiomas Čedras dar kartą kabina kamuolį baudos aikštelėje. Kaderas, jo smūgis ir šalia vartų praskrieja kamuolys. Artiomas Čedras prie kamuolio. Ščedro perdavimas. Čia smūgis į vartus ir visai šalia vartų prazvimbia kamuolys. Vėl griebėsi Kendišas baudos aikštelėje. Teikseira čia su kamuoliu. Pavojinga situacija rungtynių pabaigoje. Vyksta rungtynės. Čia Vesli paveja Jurijų Kendišą ir šios rungtynės yra baigtos. Kaip ir sakiau, patenkinti atrodo ir Kauno rajono Hegelman komandos aistruoliai.